Lietuvos sporto finansavimui reikia skaidrumo, aiškumo ir pastovumo. Būtent apie tai kalbėjau švietimo komiteto surengtose klausimuose skirtose sporto reformos pertvarkai. Dabartinė sporto sistema turi aiškius kriterijus, pagal kuriuos finansavimą administruoja nacionalinė sporto agentūra. Tačiau už sportą atsakingi valdantieji nori grąžinti laikus, kada pinigus skirstė savi saviems. Jie beatodairiškai stumia reformą, kurios poreikio iki galo negali pagrįsti ir patys. Naujus siūlymus kritiškai vertina specialiųjų tyrimų tarnyba, valstybės kontrolė. Be to, už dabartinę tvarką labai aiškiai pasisako geriausius rezultatus demonstruojančių sporto federacijų atstovai, mūsų sportininkai, pasaulio čempionai. Artėja olimpinės žaidynės ir galbūt čia yra didžiausias ir klausimas ir baimė galbūt tų federacijų, kad tie pokyčiai gali tikrai turėti neigiamos įtakos. Šis projektas stumiamas su tokia didžiulė skuba, remiantis interesuotų grupių argumentais ir neįsiklausant nei garsiausių sportininkų prieštaravimus, nei STT ar VK perspėjimus, kurie aiškiai pabrėžia, kad judant šiuo keliu mes galimai grįšim 10 žingsnių atgal. Daryti reformą. Tai mes tikrai nesuprantam dėl ko. Ir nepritarim tą. Iki šiol taip ir neišgirdome dar kartą aiškaus atsakymo, kokia problema ši reforma realiai sprendžia. Čia galim tik apsimesti, kad nesuprantam visi, kas čia prisijungia, ar didžioji dalis, kad kas už viso to stovi, tai Olimpinis komitetas ir skėtinės organizacijos, kurios taip pat yra Olimpinio komiteto nariai, gauna iš jų finansavimą kasmet. Dabar mes pereitume į sistemą, kur jinai tikrai labai daug nulemtų ir interesų konfliktas tikriausiai būtų labai akivaizdus. Mes kaip sportininkai nenorėtume nieko keisti, turime labai daug galimybių, turime aiškius kriterijus, už kuriuos žinome, kaip mūsų federacija galės gauti finansavimą. Vėlgi, kriterijai tikrai yra diskutuotini ir svarstytini ir visi kviečiame juos dar kartą įsivertinti, bet tai nėra priežastis reformuoti visą sistemą. Dabartinę sistemą galima tobulinti, įvesti daugiau kontrolės, bet tam nereikia sistemos keisti iš esmės. Nevyriausybinės sporto organizacijos jau ir dabar yra įtrauktos į sporto politikos formavimą. Bet jei socdemų planas, nepaisant institucijų išsakytos kritikos dėl korupcinių rizikų pasitvirtins, bus prieita prie to, kad viešuosius pinigus tarp savęs skirstis suinteresuotojai. O tai bus didžiulis smūgis ir sportininkam, ir gerai bei skaidriai iki šiol veikiančiai sporto sistemai.